Labadiena. Esu Marytė Janulienė, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro darbuotoja. Kviečiu mūsų mažuosius darželinukus ir pradinių klasių mokinius į edukaciją spalvingų siūlų dirbtuvėlės nuo pynimo iki audimo. Tikslas supažindinti mažuosius su senoviniu tradiciniu lietuvių audimo amatu, skatinti naujus pojūčius. Edukacijos metu vaikai pamatys senovinės audimo stakles, pamatys, kaip su jom yra dirbama ir patys galės tai išbandyti. Taip pat galės pamiklinti savo rankytes, pindami siūlų grandinėlę. Nusipynę siūlų grandinėlę pasidarysite dailią apyrankę, kurią galėsite užsidėti ant savo rankytės. Kviečiame apsilankyti.